Kas, kaip, kur, kodėl? Pažiūrėk šį filmuką iki galo. Truputį vėliau laikrodį paversime. Pizza! Prisiminkim, kaip skaityti laiką. Jei ilgoji rodyklė ties 12, o trumpoji ties 6 valanda, sakome 6 valandos ryto arba 18 valandų vakaro. Dabar laikrodį paversime į skanią picą ir skaičiuosim minutes. Padalinkime picą į ketvirčius ir aš sakysiu rodomą laiką, o tu atkreipk dėmesį, kaip juda abi laikrodžio rodyklės. Ir įdėmiai klausykis. Po 6:15, pusė 7, be 15:7 ir lygiai 7 valandos. Prisimink minutes. Tiesiog stebėk, kaip sukasi laikrodžio rodyklės. Skaičiuosim tik 15 minučių, kad neišvargtum. Toliau pasikartosim ir peršoksim prie pusvalandžio. Paskui iki be 15 minučių 7 valandos, o tada iki lygiai 7 valandos. 6, po 6 1 minutė, 2 ir taip toliau. Po 6:15 ir taip iki pusės 7. Toliau be 15:7 ir taip iki 6 valandos pabaigos. Jau 7 valandos. Iki kitų smagių filmų.